Eglės pasakėlės. Lėja ir stebuklingas šokolado lašelis. Kartą gyveno mergaitė vardu Lėja, kuri negalėjo gyventi be šokolado. Ji nuolat ieškojo naujų skonių, kol vieną dieną klaidžiodama turguje pastebėjo keistą senutę, pardavinėjančią vieną vienintelį šokolado lašelį. Kuo jis toks ypatingas? Paklausė Lėja. Senutė paslaptingai šyptelėjo ir pasakė: šis lašelis gali išpildyti vieną tavo norą, bet būk atsargi, šokoladas ne visada toks saldus, kaip atrodo. Lėja nedvejojo nė akimirkos ir nusipirko šokolado lašelį. Grįžusi namo, ji ištarė norą. Noriu, kad visas pasaulis taptų šokoladinis. Vos tik baigė sakyti šiuos žodžius, viskas aplinkui ėmė keistis. Jos lova pavirto šokoladiniu pyragu, grindys traškiais šokoladiniais vafliais, o lubos tamsaus šokolado luitu. Net oras buvo toks saldus kaip karšta kakava. Iš pradžių Lėja labai džiaugėsi. Ji gėrė šokoladinės obuolių sultis, lipdė šokoladinius sniego senius ir net statė pilis šokolado plytų. Ji buvo laiminga kaip niekada. Tačiau netrukus prasidėjo keisti dalykai. Miesto fontanai, kurie tekėjo šokoladu, užsikimšo, nes tiesiog šokoladas sustingo. Paukščiai skridę virš miesto prilipo prie šokoladinių medžių. O žmonės, kurie per daug prisivalgė šokolado, jautėsi pavargę ir nelaimingi. Kas čia darosi? Susimąstė Lėja. Vieną vakarą į Lėjos duris pasibeldė mažytė šokoladinė būtybė, kurios sparnai buvo padengti blizgančia kakavos pudra, o jos kūnas spindėjo šviesia tokia kaip karamelės lašas saulėlydyje. Fėja buvo tokia maža, kad jos buvo galima beveik neįžiūrėti, bet ji buvo tokia pilna energijos ir žaismingumo. Kas tu? Paklausė Lėja apstulbusi nuo stebuklingo vizito. Aš esu kakavos fėja, atsakė būtybė, šypsodamasi taip plačiai, kad net jos dantys spindėjo kaip balto šokolado saldainiai. Tu pažadinai šokolado galią, bet pamiršai, kad viskam reikia pusiausvyros. Jeigu nori, kad vėl viskas taptų ne taip šokoladiška, turėsi atlikti 3 užduotis ir parodyti, kad supratai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Lėja suprato, kad kitos išeities nėra ir sutiko. Fėja šoktelėjo į orą ir apskriejo aplink Lėją, palikdama paskui save šokoladinius žybsnius, kurie sklido kaip spinduliukai. Pirmiausia, neskubėk, sušuko jį vėl atsiradusi prie Lėjos. Tik išmokusi ramiai žvelgti į pasaulį ir rasti pusiausvyrą, tu galėsi atkurti viską, kas buvo neteisinga. Fėjos sparnai sukosi tokiu greičiu, kad atrodo, jog visą kambarį apgaubė švelnus šokolado kvapas. O Lėja suprato, kad ši maža žaisminga būtybė turi nepaprastą galią ir išmintį. Fėja linktelėjo ir nusišypsojo, laukdama, kol Lėja sutiks priimti šį saldų iššūkį. Pirmoji užduotis – šokolado kelias. Kakavos fėja nusivedė Lėją prie milžiniško šokolado labirinto. Visos sienos buvo iš šokolado, tačiau kelias buvo siauras, painus ir klampus. Lėja negalėjo atsispirti pagundai ir pradėjo valgyti šokolado sienas. Kiekvienas kąsnis ją vedė į naują kelią, bet taip pat ir siaurino erdvę. Po kiek laiko Lėja susivokė, kad tai nesibaigė. Aš negaliu tęsti, pagalvojo ji, aš turiu sustoti ir pagalvoti. Su šia mintimi ji nusprendė mesti godumą ir pradėti mąstyti. Ji atidžiai apžiūrėjo aplinką ir pastebėjo, kad labirintas turi keletą slaptų išėjimų. Pasitelkusi kantrybę ir išmintį, ji rado teisingą kelią ir pasiekė labirinto pabaigą. Antroji užduotis – šokoladinės ašaros. Kakavos fėja atvedė Lėją prie šokoladinio ežero, kuris spindėjo švytinčiu ir saldžiu vandeniu. Ten stovėjo mažas berniukas, kuris verkė šokoladinėmis ašaromis. Jis atrodė liūdnas, vienišas. Lėja priėjo prie jo ir švelniai paklausė: kodėl tu verki? Aš neturiu draugų, atsakė berniukas su ašaromis, kurios virsta šokoladu. Lėja pažvelgė į berniuką ir nusprendė jį paguosti. Ji pasiūlė kartu pastatyti šokoladinį laivą. Jie kartu juokėsi, lipdė šokoladinės figūras ir žaidė vandenyje.
Berniukas nustojo verkti ir jų draugystė tapo saldesnė už bet kokį šokoladą. Lėja suprato, kad tikras gyvenimo saldumas yra dalymasis ir draugystė su kitais. Trečioji užduotis – šokolado atidavimas. Paskutinėje užduotyje Lėja turėjo atiduoti savo mėgstamiausią šokoladą senutei, kurią matė turguje. Lėja pasijuto sunerimusi, nes šokoladas buvo toks kaip ir jos gyvenimo dalis. Tai buvo sunkiausia užduotis. Bet kai jį įteikė senutei šokoladą, senutė pavirto į kakavos fėją. Tu parodei, kad supratai svarbiausią pamoką, tarė kakavos fėja. Gyvenimas yra saldesnis, kai daliniesi ir nepamiršti saiko. Visas šokoladinis pasaulis pamažu išnyko ir Lėja vėl atsidūrė savo namuose. Tačiau nuo tos dienos ji ne tik mėgavosi šokoladu, bet ir pradėjo vertinti paprastus gyvenimo dalykus – draugystę, džiaugsmą, saiką. Nes tikras gyvenimo saldumas slypi pusiausvyroje.